Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado Red produkcija. Variklio apsaugos evoliucija. Šiandien kalbėsime apie senienas ir naujienas. Sveiki, bičiuliai, labas rytas. Labas rytas. Aš niekada gyvenime taip nesidžiaugiau matydamas debesis kaip šiandieną. Aha, kaip neiškepėt. Karštoka buvo kurį laiką Lietuvoje. Ką čia ir be pridursi? Jo. Gerai, bičiuliai, o šalia mūsų stovi visiškai naujas Izidrius Paukštys ir visiškai naujas Cupra Formentor. Taip, kad šiandien laukia netgi kelios temos, todėl mažiau kalbėkime ir pažiūrėkime, ką šiandien mes jums parašėm. Jau tokio facelifto stipraus aš jau senai mačiau. Iš pradžių sakiau, kad čia yra labai viskas blogai. Nupirkai M240 automobilį ir jį visą aprengiai M2 rūbais. Pjauta buvo ties šita vieta. O bandėjai skaičiuoti, kiek šitas projektas tau kainavo pinigų? Ties 40 sustojau skaičiuoti. Kaip žinia, kokius 3 metus pravairavau baltos spalvos Cupra Formentor VZ automobilį. Ir tik atsiradus galimybei išbandyti naująjį faceliftą, tikrai progos nepraleidau ir šiandien pasidalinsime su jumis šiuo naujoju Formentor VZ modeliu, netgi tokia pat spalva, kokį vairavau anksčiau. Automobilis pasikeitė išvaizdą drastiškai. Iš pradžių sakiau, kad čia yra labai viskas blogai. Tada bėgo laikas, susigyvenau ir dabar galvoju, kad visgi viskas čia gerai. Bet yra toksai dalykas, kad yra ir senesnės kartos Formentorius ir jie jau yra naudoti rinkoje ir mūsų rekomendacija numeris 1, kai perkate ar Formentorių, ar bet kokį kitą automobilį, tai prieš pirkdami jo istoriją galite patikrinti Car Vertical. Įsivedat kėbulo numerį į Car Vertical ir viskas, ir visą matot automobilio istoriją, ar jisai daužtas, o kaip jo rida. Va, jau keliarių metų senumo Formentorių galite rasti, įsivedat jo kėbulo numerį į Car Vertical ir matote visą jo istoriją. Ir dar gera naujiena, nes mes esam gerosios naujienos skleidėjai, beveik evangelistai. Taip, gera naujiena yra ta, kad visada galioja nuolaidos kodas gazas dugnas ir šitaip Car Vertical ataskaitoms gausite 20% nuolaidą. Visada rekomenduoju automobilius tikrinti prieš perkant, kad po to neskaudėtų galvos. Ir žinokit, yra pats geriausias dalykas, tai mažiau kalbėti, o daugiau parodyti. Taigi, štai čia yra naujasis Formentorius. Čia yra modelis iki facelifto. Ir būtent didžiausi pokyčiai yra automobilio priekiai. Čia, žinok, aš net pasakyčiau, čia yra jau kardinalūs pokyčiai. Faceliftas nebeteko pačių priekinių grotelių, šios angos ir gavo labiau ryklio formos priekį. Man, pavyzdžiui, aš nežinau, kodėl tau iškart nepatiko, iškart automobilį padaro modernesnį. Man buvo labai keista, jog jis neteko priekinių grotų. Kodėl? Didelės priekinės grotos asocijuojasi su geresniu aušinimu, suprask, su agresyvumu. Žinai, kas yra šitas, man atrodo, žymiai didesnis, toks šiek tiek išpūstas, o šitas buvo toksai piktesnis. Šitas atrodo piktesnis, bet faceliftas atrodo modernesnis. Ir aišku, labai daug vaizdo duoda LED žibintai, trikampiukai viduje. Man patinka, kai gamintojai išleidžia atnaujintus modelius ir jie atrodo kitaip. Bet čia gerokai kitaip. Gerokai kitaip. Jau tokio facelifto stipraus aš jau senai mačiau. Automobilio priekinė dalis pasikeitė kardinaliai. Automobilis atrodo modernesnis, man atrodo net aštresnis toks. Na, aišku, ir formos priekio aštresnės. Pokyčiai yra žiauriai dideli, o einam pažiūrėsime, kaip atrodo automobilių galinė dalis. Atsirado čia tokios agresyvesnės formos bumperiai, kurias įsitaisė priešrūkinis. Anksčiau priešrūkinis buvo apačioje ir pasikeitė galiniai žibintai. Ir atsirado šviečiantis Cupra ženkliukas integruotas į žibintus. Man atrodo pigiai tie šviečiantys ženkliukai, bet Cuprai tinka. Tai va, norėjau klausti, ar Cupra yra jau tas ženkliukas, kuris turi šviesti, ar dar ne tas? Cupra tinka, man Cupra šviečianti viskas yra ok. Ir kaip ir priekyje, taip ir gale atsirado ledai trikampiai. O ką, o dabar paskutinis pokytis tai yra vidus. Salonas taip drastiškai nepasikeitė. Vairas išliko toks pat, visos salono formos išliko tos pačios. Didieji pokyčiai salone yra 2.
Tai turime didesnį pagrindinį ekraną, turime pagaliau apšviestą juostą apačioje, kurioje valdome temperatūrą ir garsą multimedijos ir pasikeitė pats meniu, meniu tiesiog patapo modernesnis. Apačioje turime šiek tiek pakeistą šitos centrinės dalies dizainą ir mano nuomonė ji yra pakeista į blogą pusę, nes belaidis telefono pakrovimas, kaip ir modelio iki facelifto, išliko čia. Tačiau aš turiu tokią bėdą, kad telefonas dažnai kaista ir senesnėme Formentorėje aš telefoną buvau pratęs laikyti čia. Ir kažkodėl su faceliftu, šitie du pasidėjimai tapo mažesni ir telefonas čia tiesiog netelpa, iškrenta bevažiuojant. Tai nežinau, nesuprantu logikos dėl ko, dėl šito pasiaurėjimo reikėjo sumažinti vietą pasidėti daiktam. Dabar teliko su Formentorium pravažiuoti, bet prieš tai pakalbėkime apie vieną išskirtinį BMW projektą. Šio projektu su jumis pasidalino mūsų žiūrovas. Tad primenu, jeigu turite įdomų automobilį, būtinai mums parašykite Instagram'e Gazas Dugnas TV ir mes jūs pakalbinsim ir pasidalinsim jūsų automobiliu su žiūrovais. O dabar pakalbėkime apie išskirtinį BMW. Jūsų ekranuose gražios ryškios spalvos BMW M2 ir galbūt jūs pagalvojate, pamatę šį automobilį, kad mes tokį jau esame rodę, tai žinokit, ne velnio. Nes šiandien Edgaras papasakos, kuo šis automobilis ypatingas. Labas, Edgarai. Labas. Ar tiesa, kad čia yra M2? Ne. Netiesa? Ne, čia nėra M2, čia yra M2 40. Pagal valstybinius numerius jau galima spręsti, ne? MAI M2 40 viską pasako. Šiaip iš tikrųjų buvo ganėtinai sunku žmonėms suprasti, ką tie numeriai reiškia, dažniausiai mymas, bet kai nuvažiavom į Vokietiją, į Nürburgringą, iš karto vokiečiai suprato. Kad čia yra MAI M240. Taip, tikrai taip. Tai turime M240 modelį užmaskuotą po M2 aprangą. Kaip supratau, tu nupirkai M240 automobilį ir jį visą aprengiai M2 rūbais, ne? Tikrai taip. Ar sunku iš įprasto kėbulo antro BMW padaryti M2? Viskas atsiremia į kebulistą. Jeigu jisai žino, ką daro, tai tikrai nėra sudėtinga. Kas yra kitaip šio automobilio išorėje? Pasakysiu, kas liko standartas. Bus paprasčiau. Tai yra duris liko standartas ir stogas. Duris ir stogas. Ir bagažinė. Priekį pakeisti, manau, sąlyginai nesudėtinga, nes reikia tik tai perrinkti dalis, ne? Taip, visiškai paprasta. O sunkiausia dalis tikriausiai yra galinės arkos. Nes gaunasi, kad tu turi pjauti, virinti per gamyklinius taškus, jeigu nori tvarkingai, kad būtų. Ai, tai visa detalė keičiasi? Kurios vietos yra virintos arkoje? Pjauta buvo ties šita vieta, ties šita vieta ir ties lenkščio viduriu kažkur, kad būtų tvarkingai galima suvirinti, naudojant kuo mažiau špaklių. O kokios būklės pirkai šitą automobilį? Kaip ir kiekvieną amerikietį, daužtą. Sunku rasti tokių dalių kėbulo M2 automobilį? Didžiausias iššūkis galbūt buvo surasti be defektų jas. Tų dalių yra pilna, bet be defektų yra sunku surasti. O kodėl rinkaisi tokią konversiją atlikti iš M240 į M2 automobilį? Nepaprašiau buvo nusipirkti tiesiog M2 automobilį. M2 formos labai patinka, tik tais galų yra varoma. Maniškis yra X-Drive'as, visi 4 varomi. Dabar galim atsidaryti kapotą ir pasižiūrėti, kam šitam automobiliui tie 4 varantieji ratai reikalingi. Tai po kapotų turim jau tokį gana garsų ir populiarų Lietuvoje variklį, vis labiau populiarėja tarp drifterių mačiau, tai B58, tai 3 litrai turbo benzinas. Didesnis pasirinkimas nestandartinių dalių jam yra, ne, negu tikram M-kiniam varikliui. Taip. O ką dabar esi modifikavęs? Dėtas aftermarket išmetimo vėlenėlis, tam, kad būtų galima kuro pompai paduoti daugiau kuro. Akylesni žiūrovai turbūt pamatė šį mechanizmą, kad čia yra tiesioginis kuro įpurškimas. Turim nestandartinį vėlenėlį, nestandartinį kuro siurblį, ką dar turim nestandartinio? 70% didesnius purkštukus, įsiurbimo kolektorius. Čia matau turim šiek tiek ir vamzdyno nestandartinio. Ja, kadangi dedi įsiurbimo kolektorių, tai gaunasi, kad jisai, kai yra didesnis, jisai toliau įsineša, tai reikia ilgesnio charge pipe. O turbina? Turbina yra Turbo Systems Stage 2+. Ir kiek dabar turi arklių šis automobilis? Jeigu ant standartinio 98, kur yra pas mumis degalinėse 550 apytiksliai arklių,
jeigu mes maišysim su spiritu, etanoliu, nuo 700 iki 750 arklių. Priklausomai nuo to, kokį kūrą pili automobilio, kaip čia pasakyti, programą prisitaiko, ar ne? Taip, pakoreguoja degimo laipsnį ir būstą ir mišinį. Tai kaip ir tau nieko daryti nereikia. Jeigu nori važinėti su 98 kūru, užsipyliai 550 arklių. Taip. Nori daugiau, užsipylė etanolio, automobilis pats atpažįsta, turi 700. Salone tai dėtas ant performance ledinis vairas. Matosi čia, kai užsidega lemputės, nurodo, kada mesti pavarą. Gražiai šviečia. Jo, visai neblogai. Va taip raudona, žalia. Parodo temperatūrą ir panašiai. Toliau įdėjau magnetinės bėgių perjungimo svirteles, vien dėl garso. Pilna alkantaros elementų, taip pat ir karboninių elementų, kurie irgi taip pat yra tikri. Pagrindinis akcentas turbūt būtų šitas Soniko mygtukas. Jisai atjungia priekinę ašį ir automobilis tampa galų varomas. Sėdynės yra paimtos iš M4 Competition. O durų apdailos? Durų apdailos standartinės likusios. Bet jos ir buvo raudonos? Taip. Visas salonas tai dėl to gal ir sėdynė ieškojo raudonų, ne? Taip, tikrai taip. Jeigu būtum žinojęs, kiek darbo įdėsi į šį automobilį, kai pradėjai jį gaminti prieš 5 metus, ar būtum tiek užsijėmęs su juo ar ne? Tikrai verta, nes labai daug nuostabių žmonių sutikau šitam procese. O bandėjai skaičiuoti, kiek šitas projektas tau kainavo pinigų? Ties 40 sustojau skaičiuoti. Tikras M2 apie 40 000 eurų kainuoja. Dar tai neaišku, kokios būklės šiuo metu. Pagal tai, kokį tu automobilį turi, tai tau vis tiek pigiau daug išėjo, negu M2 būtum paėmęs ir konstravęs. Ne piniguose esmė, o patirtyje. O čia biškį teko ir galvą pasukti. Tai kaip suprantu, tau ir pats procesas patiko, ne? Tikrai taip. Nors ir užtruko, bet labai patiko. Gerai, bičiuliai, pats pirmas darbas nusipirkus automobilį man yra pakeisti alyvą. Tai mes jau tą padarėm, mūsų trafikė yra nauja Hado alyva, bet aš nežinau, kas su trafiku buvo anksčiau, ar dažnai buvo keista alyva, todėl aš noriu užbėgti visom galimom problemom už akių, todėl štai nuvykau į Hado ir gavau štai tokį revitalizantą. Štai šis priedas varikliams jau atstato sudilusias jūsų automobilio variklio dalis, atstato, pagerina darbą variklio, tai va būtent aš to ir noriu. Taigi, jeigu jūs norite apsaugoti savo automobilį nuo visų galimų problemų, nuvykite į Hado parduotuvės visoje Lietuvoje arba apsilankykite hado.lt. Ten patars jums, parinks geriausią priedą jūsų automobiliui ir važiuosit ilgai ir laimingai. Hado yra geras dalykas. Kurį laiką nevažinėjau su Formentorium, jau beveik metai laiko, kai neturiu to automobilio. Ir atsisėdus ant šio prisiminiau, koks tai smagus automobilis. Kas mane nustebino, kad pokyčius pajaučiu. Kažkodėl naujasis modelis atrodo standesnis. Iš esmės yra du dideli pokyčiai su faceliftu. Pirmasis tai yra galingumas, automobilis yra galingesnis. Modelis iki facelifto turėjo 228 kW, o faceliftas turi 245 kW, tai čia yra 23 arklių maždaug skirtumas. Buvo 310 arklių, o dabar yra 333. Dar vienas didelis skirtumas, tai protingesnis galinis diferencialas. Tai galėjai pasakyti, protingesnis kolega sėdinti šalia. Ir kolega mano su metais taip pat darosi, vis protingesnis, išmintingesnis, įgauna žinių, bet aš per daug su juo nesportavau, bet kiek aš su juo važiavau įvairiuose žiedinėse sankryžose arba tokiuose smagesnėse keliukuose, tai automobilis šiek tiek suka geriau. Greičiausiai dėl to galinio reduktoriaus. Ir dar atsiradus šitam naujam galiniam reduktoriui, tai prie vairavimo profilio atsirado šitas drift režimas. Tai reiškia, kad galit papaišyti saulių su šito automobiliu. Modelis iki facelifto tokios galimybės neturėjo. Tai automobilis tapo greitesnis, sportiškesnis, aštresnis ir tiesiog geriau valdomas. Tai šiandien driftint mes nedriftinsim, bet galim pamatuoti, per kiek automobilis įsibėga iki 100 km/h iš vietos ir pasižiūrėsim, ar tie 23 arkliai jaučiasi. Tad atvažiavom į savo tokį slaptą bandymų poligoną, kuriame prieš metus ar daugiau bandėme modelį iki facelifto ir tada sėdint dviese automobilyje iš vietos iki 100 km/h
Cupra įsibėgo per 5,2 sekundės. Tai va čia pabandysim, kiek naujesnė Cupra pagreitėjo. Ką, stabdis iki dugno, gazas iki dugno. Žiūrėjom. Pirmasis bandymas 5,3 sekundės iki 100, tai 0,1 sekundė lėčiau negu modelis iki facelifto. Šiandien 5,18 sekundės. Tai 0,02 sekundės dalim greičiau. Matyti 20 arklių, bėgėjantis iki 100, tiek daug įtakos neturi. Ok, bičiuliai, bet iš tikrųjų Izidorius pasikuklino ir neskleidė paslapties, kad iš tikrųjų Izidorius yra Formentorius širdį, mentorius, tai todėl Formentor modelis buvo sukurtas jam ir MyBee suteikė Izidoriui bent laikinai pasidžiaugti šiuo automobiliu ir vėl grįžti į Formentorių. Šį automobilį trumpam išsinuomavau iš MyBee, atėjo laikas pasikeisti automobilį ir Grįžai prie ištakų. grįžau prie ištakų, patiko man Formentorius, malonu kuriam laikui sugrįžti jį pavairuoti, nes nuomojant automobilį iš MyBee smagu tai, kad jūs neturit jokių įsipareigojimų bankui ir dėl to nereikia prisirišti prie automobilio. Va dabar kuriam laikui išsinuomavau Formentorių, su juo pavažinėsiu, vėliau galėsiu išsinuomoti kitą automobilį. Ir neturėsiu jokių įsipareigojimų bankui, viskas vyksta daug paprasčiau nuomojant automobilį ir svarbiausia, į nuomos kainą yra įskaičiuoti ir visi automobilio priežiūros kaštai. Tai nereikia rūpintis padangom, draudimais ir aptarnavimais, nes su benzininiu automobiliu tai tikrai yra aktualu. Tai pavartykit mybee.lt, pasižiūrėkite nesančius pasiūlymus ir galbūt ten rasit savo tinkamiausią automobilį. Ir dar pabaigai primenu, kad ilgalaikė automobilio nuoma yra labai geras analogas leasingui su likutinė verte. Aš jau pasimokiau, žinau, kad pasimokiau iš savo patirties ir kaip žmonės sako, kad aš leasinguoju automobilį ir automobilis yra mano, no, automobilis, žinokit, yra banko. Mes žiūrim paprasčiau į viską, mes norim su automobiliu važiuoti, juo džiaugtis ir va, MyBee atėjo mums į pagalbą, pusmetį galite, kad ir pusmetį pavairuoti, nepatiko, imat kitą. Gerai, bičiuliai, o mes dabar apibendrinsim rezultatus ir aš manau, žinau, kad labai reikėtų ieškoti, kuo šitas automobilis yra prastesnis už savo pirmtaką. Ir aš net vienintelis dalykas, ką tu sakei, va, iš savo patirties, vėlgi apie patogumą salone, daugiau, žinok, aš nematau nei vieno minuso. Man labai patinka, kad jis tiesiog važiuoja gerai. Jis gavo gudresnį galinį reduktorių, šiek tiek kitaip sureguliuota pakaba, geriau veikiantis vairas klusnesnis, automobilis tikrai keliauja į gerą pusę, ir dar galingesnis. Viskas tik tai smagin. Tai man labai bus įdomu pamatyti, kai išeis naujesnis modelis, ką jie dar ten patobulins ir prigamins. Nes mano nuomonė, tai yra turbūt smagiausias crossoveris už savo kainą. Nes nepaminėjau, kad VZ automobilis, va tokia versija, kainuoja nuo 38 tūkstančių eurų. Tai aš neįsivaizduoju kito taip smagiai važiuojančio crossoverio už tokius pinigus. Tai yra sportiškas miesto crossoveris. Ir okei, čia patogumas jau tada lieka nuo šaly. Dar minusiukas Formentorių, silpnoka garso izoliacija. Važiuojant užmiestyje, viskas košė. Bet vėlgi, 38 tūkstančių eurų už 4 ratais varoma, smagiai valdoma 333 arklius turinti modelį. Gerai, bičiuliai, mes sutartinai sutarėm, kad iš tikrųjų pokyčiai yra į gerąją pusę ir dabar eilė pasireikšti jums. Užbėgti mūsų Instagramą, mes visą laiką jūsų klausiam nuomonės įvairiais klausimais ir šį kartą mes jūsų paklausėme. Tai ar į gerąją pusę žengia Formentorius, ar patinka jums pokyčiai ar ne. Ir štai čia yra jūsų rezultatai. Jeigu nebalsuojat, dabar pat užbėgti Instagramą Gazas Dugnas TV, reiškite savo nuomonę, komentuokite, siūlykite savo automobilius. Va, šiandien matėte labai įdomu. Beje, nereikia jums turėti brangaus automobilio, nereikia turėti Ferrari. Žinot, kokių mes automobilių ieškom? Mes ieškom automobilių, kurie turi įdomią istoriją. Gerai, bičiuliai, šiandien mes su jumis atsisveikiname tam, kad rytoj susitiktume netgi 2 kartus. 10. Priminam, kad vasara, tai elektrinis gazas yra 10, o žaisime. Žaidimai prasideda 16:30 jau per TV3, nes kova dėl miniuko tęsiasi. Viskas. Ačiū, kad buvote, pailsėkite, gražaus savaitgalio ir rytoj susitiksime 2 kartus. Ačiū ir iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical.
Hado Red produkcija. Variklio apsaugos evoliucija.